Taigi šįkart setapui gavome štai tokią visiškai neprižiūrėtą, purviną, seną, gyvenimo mačiusią gitarą. Kliento pageidavimai buvo tokie: visų pirma, gitarą reikėtų nuvalyti gitaros grifą, nupoliruoti skirsnius, pakeisti senus sulūžusius kuoliukus į naujus, impregnuoti gitaros grifą bei bridžą, nušlifuoti skirsnių galus, kad nepjautų rankos, bei pakeisti stygas. Taigi vakar pabaigiau ant to, kad nupoliravau bei nuvaliau gitaros viršų, taip pat demontavom senus sulūžusius kuoliukus. Juos sudėsiu į maišelį bei atiduosim gitaros savininkui. Šiandien turiu kelias esminės užduotis. Visų pirma, gitarą reikėtų pilnai nuvalyti. Jūs tik pasižiūrėkite šitą grifą. Tiesą sakant, ant tiek neprižiūrėtų gitarų dar nesu matęs. Antras dalykas, kurį padarysim iš karto po gitaros nuvalymo, tai uždėsiu gražius naujus kuoliukus. Po to nupoliruosim skirsnius, impregnuosiu grifą, taip pat nušlifuosiu gitaros skirsnių galus, kadangi jie ant tiek pjauna ranką, kad grot bus tiesiog neįmanoma. Čia turiu šį popieriuką, to jums parodysiu, ant kiek jie yra aštrus. Tiesiog galit matyti, kad jie pjauna popierių. Taigi kimbam į darbus. Taigi dabar, kai gitarą pilnai nuvalėm, pereinam prie grifo priežiūros. O jis čia yra labai gražus. Jūs tik pasižiūrėkit, ką čia turim. Žinokit, žiūriu, kad visą šitą šlaką nuo grifo nusivalyti vien su šito valikliu neišeis. Taigi toj susirasiu savo specialų įrankį ir kibsim į darbus. Manau, kad jūs privalote tai pamatyti biškį iš arčiau. Jūs tik pasižiūrėkit, ką mes čia turim. Eina savo. Na, žinokit, pacientų sunkesnės būklės dar nesu matęs. Bet visgi manau, kad išgydysim. Taigi grifą daugmaž nuvalėm, dabar pereinam prie skirsnių poliravimo. O kol jūs visi įdomiai žiūrit, kaip aš intensyviai trinu skirsnius, aš labai norėčiau jūsų paprašyti paspausti tą pliusiuką ir mus pafollowint. Ačiū. Dabar pastebėjau, kad kai kurie skirsniai yra aukštesni už kitus. Taip, aš ir pats matau, kad fokusas kažkur nukeliavo, bet jūs vis tiek galite apie tai parašyti komentaruose. Taigi skirsnius reikėtų nušlifuoti. A few moments later. Taigi su grifo valymu, skirsnių poliravimu, bei kai kurių skirsnių šlifavimu baigta. Kas mums lieka dar, tai nušlifuoti skirsnių galus, užsidėti naujus kuoliukus, impregnuoti pirštlentę bei bridžą, bei užsidėti naujas stygas. Taigi darom. Taigi skirsniai nušlifuoti, viskas nuvalyta, pereinam prie grifo impregnavimo. Tam naudosiu citrinų aliejų. Taigi grifas suteptas, susitiksim po 10-15 minučių. Taigi praėjo šiek tiek daugiau negu 15 minučių, citrinų aliejus jau įsigėręs, reikia nuvalyti tai, kas liko ir galim dėti naujus kuoliukus. Taigi dedam naujus kuoliukus. Gal viso proceso jums nerodysiu, tiesiog sugrįšiu, kai jau šitą padarysiu. Taigi nauji labai gražūs kauliukai jau sudėti, taip pat nusprendžiau pakeisti senus šios gitaros kauliukus ir paruošiau naujus. Taigi to jau juos susistatom, užsidedam stygas ir darbas bus baigtas.
Šiaip turiu lifehacką tiem žmonėm, kurie turi senas gitaras ir pas kuriuos nuolat iššoksta štai šitie pinai. Viskas, ką reikėtų padaryti, kad tą išgydyt, tai tiesiog įtrint pinus kreidą. Ir po to jie laikysis visiškai be priekaištų. Taigi gitara jau yra pilnai sutvarkyta, mano nuomonė atrodo kaip nauja, gal netgi ir geriau. Taigi žiūrint atgal, kas čia buvo padaryta. Visų pirma, gitara pilnai buvo nuvalyta. Taip pat dėl to, kad gitara jau yra sena ir kaip galėjot matyti, jie nelabai kas rūpinosi, ji visai yra pakankamai stipriai subraižyta. Taigi iš savo pusės pabandžiau bent jau kažkaip ją nupoliruoti ir man atrodo, kad visai neblogai tas pavyko. Ypač lyginant su to, kas buvo prieš. Po to pasirūpinau grifu, o būtent nuvaliau pirštlentę, tiesą sakant, iki šiol nesuprantu, kuo ji buvo taip ištepta. Na, bet dabar jau viskas yra gražu ir jie yra pasirūpinta. Po to nupoliravau skirsnius, kadangi jie buvo labai stipriai apsioksidavę. Nušlifavau skirsnių galus, kad jie nepjautų rankos, kadangi tie skirsniai buvo ant tiek aštrus ir ant tiek išlindę, kad tiesiog grojant supjaustytumėt savo ranką. Po to grifą bei bridžą impregnavau citrinų aliejum, pakeičiau senus apatinį bei viršutinį kauliukus. Šitie kauliukai buvo pilnai paruošti būtent šitai gitarai. Praplatinau įpjovimus viršutinėme kauliuke, kadangi dėjome storesnis stygas. Sutepiau įpjovimus grafitų, sudėjom labai gražius, gerus, detalius kuoliukus. Na ir aišku, uždėjau stygas. O jeigu ir jūs norit pamatyti savo gitarą mūsų video, arba tiesiog turit seną susirgusią gitarą, kuriai reikėtų pagalbos, tai galite drąsiai kreiptis į mus ir mielai jums su visko padėsime. Na, o dabar paklausykime, kaip šita gitara po visko padaryta skamba.